Jėzaus Kristaus įgaliotas, aš krikštiju tave, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Amen. Amen. Jėzus mokė, kad kiekvienas, kuris klausys jo žodžių ir atgailaus ir pasikrikštys, tas bus išgelbėtas. Nefi. Tarp žmonių kilo nesutarimų. Kieno vardu turėtų būti vadinama bažnyčia? Mūsų Tėve danguje, kreipiamės į tave su pasniku ir malda. Jėzaus Kristaus vardu prašome tavęs parodyti mums savo valią dėl savo bažnyčios. Ko pageidaujate, kad jums suteikčiau? Viešpatie, mes norime, kad mums pasakytum vardą, kurio pavadinsime šią bažnyčią, nes žmonės ginčiasi dėl šito. Kodėl žmonės dėl šito murma ir ginčiasi? Argi jie neskaitė raštų, kurie sako, kad turite priimti Kristaus vardą? Mano vardą. Nes šituo vardu būsite pavadinti paskutinėje dieną. Ir kas tik priima mano vardą ir ištveria iki galo, tas bus išgelbėtas paskutinėje dieną. Todėl ką bedarytumėte, tai darysite mano vardu. Todėl bažnyčią pavadinsite mano vardu. Ir jūs šauksitės Tėvo mano vardu, įdantis laimintų bažnyčią dėl manęs. Ir kaipgi tai būtų mano bažnyčia, jeigu ji nepavadinta mano vardu? Nes jeigu bažnyčia būtų pavadinta Mozės vardu, tai būtų Mozės bažnyčia. Arba jeigu ji būtų pavadinta vyro vardu, tada ji būtų vyro bažnyčia. Bet jeigu ji pavadinta mano vardu, tada ji mano bažnyčia, jeigu jie pastatyti ant mano evangelijos. Ir jeigu bažnyčia pastatyta ant mano evangelijos, tada Tėvas parodys joje savo darbus. Aš daviau jums savo evangeliją. Aš atėjau į pasaulį vykdyti savo Tėvo valios, nes mano Tėvas siuntė mane. Ir kad po to, kai būsiu iškeltas ant kryžiaus, visus žmonės traukčiau pas save įdant, kaip aš buvau iškeltas žmonių, taip žmonės būtų iškelti Tėvo, kad stotų priešais mane, įdant būtų teisiami už savo darbus, ar jie geri, ar jie pikti. Tam aš ir buvau iškeltas. Todėl sulig Tėvo galia aš trauksiu visus žmonės pas save, įdant jie būtų teisiami pagal savo darbus. Ir kas tik atgailauja ir pasikrikštija mano vardu, bus pripildytas. Ir jeigu jis ištveria iki galo, štai aš jį laikysiu be kaltės priešai savo Tėvą tą dieną, kada stosiu teisti pasaulio. Ir niekas nešvarus negali įeiti į jo karalystę. Todėl į jo atilsį neina niekas kitas, kaip tik tie, kurie išplovė savo apdarus mano krauju, dėl savo tikėjimo ir atgailos, už visas savo nuodėmes ir ištikimybės iki galo. Dabar tai įsakymas. Atgailaukite, visi jų žemės pakraščiai, ir ateikite pas mane ir priimkite krikštą mano vardu, įdant būtumėte pašventyti Šventosios Dvasios priėmimu, kad stotumėte be dėmės priešais mane paskutinėje dieną. Tai mano evangelija. Ir jūs žinote, ką turite daryti mano bažnyčioje. Nes darbus, kuriuos matėte mane darant, jūs taip padarykite.
Jeigu tai darote, jūs esate palaiminti, nes būsite iškelti paskutinėje dieną. Užrašykite tai, ką matėte ir girdėjote, išskyrus tai, kas uždrausta. Nes šitie žmonės bus teisiami pagal knygas, kurios parašytos ir kurios dar bus parašytos. Nes per jas jų darbai bus žinomi žmonėms. Ir jūs būsite šitos liaudės teisėjai, pagal teismą, kokį aš nurodysiu jums, kuris bus teisingas. Tad kokie vyrai jūs turėtumėte būti? Iš tiesų sakau jums, tokie kaip aš esu. Ir dabar aš einu pas tėvą. Ir iš tiesų sakau jums, ko tik prašysite tėvą mano vardu, bus jums duota. Todėl prašykite ir gausite. Belskite ir jums bus atidaryta. Nes tas, kuris prašo, gauna. Ir tam, kuris beldžia, bus atidaryta. Įeikite pro ankštus vartus, nes ankšti yra vartai ir siauras kelias, kurie veda į gyvenimą, ir nedaugelis juos randa. Bet erdvūs yra vartai ir platus kelias, kurie veda į mirtį. Ir daug yra tų, kurie juo keliauja, kol ateina naktis, kada niekas nebegali dirbti.